žodžiu, tada grįžo, žinai, Deimantės tėvai, o mes, žinai, žiauriai išsigandę, mes ten varom slėptis ir aš, žinai, į spintą iš jūsų sulinau kažkaip net koridoriui, kai man skaudėjo kojas, tai man nutirpo, nu ir tada, žinai, užmigo tėvai, tai mes susirinkom savo tas šmutės ir varėm tiesiog šitą. Žiauru. Aš vis dar negaliu patikėti, kad jį leido prisiverti liežuvį. Jinai dar sako, kad tatuškai nori darytis. Rimtai? Jei aš grįžčiau namo su tatu, mane tėvai tikriausiai laukan išmestų. Jie net atėmė iš manęs tą raudoną lūpdažį. O gal gali paskolinti savo? Vika. Prašau. Gerai. Yes. Kas? Aš atrodau kaip anglų mokytoja. Baigęs stengiausi šiaip. Mokiniai, atsiverskite 41 puslapį. Gal galėtum pilt kolos? Iš kur gavai? Nori? Jo, aišku. Eik tu sau. Ačiū. Давай. Tu net cigių turi? Jo. Žinai, kartais tau pavydžiu. Rimtai? Kodėl? Tu tiek daug laisvės turi. Rengies kaip nori, dažais, vaikštai vakarėlius ir dar bendrauji su kiečiausiais žmonėmis. Kiečiausiais žmonėmis. O tai netiesa? Netokie ir kieti. Ką turiu omeny? Praeitoje mokykloje buvo tokia grupelė. Emilija, Gabija ir Kotryna. Jos susibendravo su klasės Tylenė, apsimetė jos draugėmis, išmokė ją dažytis, kvietėsi į vakarėlius. Ta mergaitė nuoširdžiai tikėjo jomis, o jos... Kas nutiko? Kartą jos ją pasikvietė prie upės. Iš pradžių tikrai buvo smagu, jos kvailiojo, juokėsi. Kotryna buvo atsinešusi kamerą, kad įamžinti akimirkas. Bent jau ji taip sakė. Vėliau ji pasiūlė jas nufotografuoti prie upės krašto. Jos sustojo, bet ne nuotrauką. Kai tik ta mergaitė priėjo arčiau, jos ją įstūmė į vandenį. Ji nemokėjo plaukti, šaukėsi pagalbos, o tas suknis, tos draugės tiesiog žvengė ir nufilmavo ją. Kitą rytą visi mokykloje aptarinėjo tą video. Dabar kaskart, kai pamatau nerį, prisimenu tą įrašą ir noriu tiesiog bėgti kuo toliau nuo ten. Bet mane ten kažkas traukia.
Varom žaisti slėpinių. Slėpinių? Aha, suskaičiuok kišam. Gerai. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 27, 28, 29, 30. Penkiasdešimt 7, 58, 59, šiam. Dabar kas kartą pamatau nerį, prisimenu tą įrašą ir noriu tiesiog bėgti kuo toliau nuo ten. Bet mane ten kažkas traukia. Mane ten kažkas traukia. Mane ten kažkas traukia. Austėja, viskas gerai. Ta mergaitė buvau aš. Palikau ją ten, upėje. Nenorėjau, kad dar kažkas pamatytų jos silpnybės. Jos naivumas žlugdė mane. Aš negalėjau kitaip pasielgti. Net nežinau, kodėl aš galvojau, kad ta grupelė pamatys mane kaip kažką daugiau nei vien tik dulkį.
Tačiau tu pasilgai jos. Man nusibodo slėptis po to lūpdažiu, taikytis prie kitų. Kas kart, kai čia ateinu, tikiuosi, kad liks tik upė, tik vanduo. Bet prisiminimai joje įstrigę lyg didžiulis akmuo. Rašyk. Aš manau, pats laikas tą akmenį nustumt.